Ilgai lauktas skambutis. Šio 34 tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti 29 klausimai. Tačiau prašau išbraukti 11 ir 13 klausimus, nes šie sprendimų projektai bus teikiami NŽT išvadai gauti. Taip pat gautas socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos bei aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetų siūlymas į darbotvarkę įtraukti klausimą dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte Upių vientisumo atkūrimas, sprendimo projektas 1T268, tarybos nariams susipažinti buvo išsiųstas elektroniniu paštu. Klausimo pranešėjas Virmantas Velikonis, tad šį pranešimo projektą siūlau svarstyti 8 darbotvarkės klausimų ir balsuojama sistemoje. Bandom sistemos veikimą. Vygantai? Vienbalsiai sprendimui pritarta. Noriu informuoti, kad posėdėje dalyvauja naujoji Anykščių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja Žerutė Semaškienė. Prašom prisistatyti. Ar tarybos nariai norėtų užduoti klausimų, ar vėliau darbo eigoje? Po metų darbo. Gerai, ačiū Žerutė, prašom prisėsti. Pirmas klausimas. Šarūnai. Aš po balsavimo dėl darbotvarkės tiesiog norėčiau pasiteirauti ir paklausti, jeigu atsiranda papildomi darbotvarkiai klausimai, kaip šį kartą dėl jungtinės veiklos sutarties, dėl užtvankos spręsim klausimą, norėčiau paprašyti juos įkelti taip pat ir visuomeniai susipažinti į puslapį prie tarybos posėdžių darbotvarkės, nes šį kartą man atrodo, kad nebuvo. Tai čia tokia pastaba, kad visuomenė galėtų irgi pamatyti. Aistė išgirdo tikrai ir pasakė gerai. Tai pirmas klausimas. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 dienos sprendimo 1TS26 dėl Anykščių rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo pristato Danuta Gruzinskienė. Labą dieną. Klausimas reglamento nustatyta tvarka buvo pristatytas komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Tarybos nariai klausimų turite? Prašau balsuoti. Antras klausimas. Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2024 metų Liepos 4 dienos susitarimo numeris S9-188, kampas 6-572, kampas A14-286 dėl 2024-2029 metų funkcinės zonos strategijos Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse įgyvendinimo sudarymui. Pranešėja Jolanta Jucevičienė. Labą dieną. Šiuo sprendimo projektu siūloma pritarti papildomam susitarimui prie funkcinės zonos strategijos dokumentų. Sprendimo projektas buvo pristatytas komitetuose, komitetai rekomendavo sprendimo projektui pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Ačiū. Trečias klausimas. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 3 dienos sprendimo 1TS180 dėl paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Šiuo tarybos sprendimo projektu yra tikslinamas smulkio ir vidutinio verslo subjektams skiriamos paramos aprašas. Vyriausybės atstovo pastaba preambulės antroje pastraipoje įrašyti tarybos sprendime vienetą. Sprendimo projektas buvo pristatytas komitetuose ir jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Šarūnas Grigonis.
Kaip antikorupcijos komisijos narys noriu padėkoti, kad atsižvelgta į antikorupcijos komisijos pasiūlymą aiškiai apibrėžti nusišalinimo nuo paraiškų vertinimo tvarką, kad nusišalinti būtinai reikia raštu. Tai galbūt nebeturėsim tokių atvejų, kai mero patarėjai ne raštu, bet telefonu nusišalina nuo sutuoktinių paraiškų, o po to tik po didelių pastangų antikorupcijos komisija gali pamatyti protokolus ir įsitikinti, kad toks nusišalinimas tikrai buvo. Visgi norėčiau paklausti dėl kito aspekto, nes per komitetus nebuvo iki galo aišku, finansuotų verslo projektų viešinimo. Šios tvarkos 22 punkte rašoma, paramos gavėjai gavę kompensaciją sutinka būti viešinimi savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidos priemonėse, skliausteliuose pareiškėjų sutikus. Ką reiškia ta sąlyga skliausteliuose pareiškėjų sutikus ir kodėl ji buvo įrašyta? Tarkim, kas bus, jei žurnalistas paprašys informacijos, kiek paramos gavo tam tikras paramos gavėjas ir kur tą paramą išleido? Ar žurnalistai galės gauti tokią informaciją ar ne šiuo atveju? Ir kokiais atvejais bus prašoma pareiškėjo sutikimo? Ar šitoj vietoj nebus kažkaip labiau ribojamos žiniasklaidos teisės? Tai tik toks pasitikslinimas. Ačiū. Prašom atsakyti. Atsakys Vida Melikštienė, šios priemonės koordinatorė. Prašom Vida prie mikrofono. Labą dieną, ačiū už klausimą, aš patikslinsiu, ką ir sakiau komitetuose. Informacija apie gautą paramą pirmiausia yra viešinama paskelbus įsakymą ir ten yra nurodytos lėšos. Dėl tikslesnės paramos, atsižvelgiant į antikorupcijos komisijos patarimus, mes išskirstysim tą paramą smulkiau pagal veiklas 10 aprašo punktą. Atsakant į klausimą dėl sutikimo žiniasklaidoje, tai apie tą smulkesnį viešinimą, aprašymą ir yra toksai punktas, kad smulkesnė informacija arba irgi kaip ir buvo jūsų rekomenduota, platesnis aprašymas pasidžiaugiant, kas buvo pasiekta, tiesiog kaip buvo įgyvendintas tam tikras projektas, tai šitą informaciją žiniasklaidoje tik tai pareiškėjai sutikus. Dar klausimų yra? Gabrielė Griauzdaitė Patumsienė. Tai ačiū už atsakymą. Man atrodo, kad sąlyga perteklinė. Tai jeigu tu jau dalyvauji ir nori gauti lėšas, paramą, tai kiek žinau, europiniai projektai, tai viskas yra viešinama ir čia kokios čia paslaptys gali būti, yra biudžeto pinigai. Tai man atrodo, tai kaip tik parodo naudą, kokią gauna tas verslo subjektas, kaip savivaldybė prisideda prie tam tikrų projektų įgyvendinimo ir tas viešinimas apie nuveiktus darbus, veiklas, tai kodėl jis negali būti daromas toj pačioj žiniasklaidoje ar kažkur. Tai man atrodo, visada tos informacijos būna per mažai ir dėl to kyla tada įvairiausi klausimai ir tinkamai tos lėšos panaudojamas ir kas čia gali būti slepiama ir dėl ko gali nesutikti. Tai man atrodo visiškai perteklinis reikalavimas. Ar papildysi tą atsakymą? Jokių paslapčių nėra. Kaip ir dalyvaujant antikorupcinės komisijos posėdėje, kaip ir per komitetus, dar kartą paminėsiu tai, kad ši priemonė yra išskirtinė tuo, kad vieninteliai pareiškėjai, kurie įgyvendina projektus savo lėšomis, jie prašo kompensavimo ir tikrai jokių paslapčių nėra, visa informacija teikiama ir mes einame irgi atsižvelgdami antikorupcijos pastabas link to, kad, kaip jūs rekomendavot, suvienodinti vienodas taisyklės visiems aprašam, kurie yra savivaldybėje. Mes neatsiliekam. Audrius Bulnis, gal galėtumėt savo komentarą iš teisinės pusės? Labą dieną. Čia, aišku, taryba gali pasielgti dvejopai, bet ta nuostata įrašyta siekiant apsaugoti tuos žmonės, kurie kreipiasi, nes čia yra jų asmeniniai pinigai ir, tarkim, tas atvejis, kuris įvyko, labai akivaizdžiai parodo, kad geros idėjos gali būti tiesiog neįgyvendinamos, nes kam man kreiptis paramos, jie žinau, kad mane skalbs per visus įmanomas priemonės. Tai čia gal šitam atveju, šitam kartui palikim taip, kaip yra, o ateityje
galima bus sugrįžti prie to klausimo, nes labai atverti, vėlgi, spręsti tarybai šitą klausimą. Taip, norėjo administracijos direktorė pasisakyti. Labadiena. Aš manyčiau, kad tai yra truputį nesusikalbėjimo momentas. Iš esmės, tai, kai pareiškėjai kreipiasi, jie jau sutinka, ar ne, viešinti tą savo informaciją atitinkamą. Ir ta informacija yra viešinama, ką ir minėjo specialistė, kad koks skirtas finansavimas, kam skirtas finansavimas, yra viskas viešinama mūsų internetinėje svetainėje. Tai ta informacija yra viešai prieinama ir bet kokia žiniasklaidos priemonė gali ją pasiimti ir pasinaudoti savo puslapiuose ir savo viešinimo kanaluose. O manau, kad ta dalis, kur yra pareiškėjai sutikus, yra apie tai, kad jei, sakykime, kažkuriai žiniasklaidos priemoniai prireiktų kažkokios detalesnės informacijos ar kažko kito, tai kreipiantis vėlgi tiesiogiai į paramos gavėją, tai apie tai tada ir būtų kalba, kad jam sutikus suteikti dar papildomos kažkokios informacijos. Bet kuriuo atveju ta informacija apie tai, kiek lėšų skirta, kokiam projektui, kokia projekto esmė, jinai bus, kaip ir buvo, taip jinai ir bus skelbiama ir jokio tam kažkokio išskirtinio paramos gavėjo sutikimo nereikia. Mindaugai, ar dar norėsit paklausti po šito paaiškinimo? Mindaugas Argūnas, prašau. Trumpai, va čia teisininkas minėjo, kad žmogus perka į savo pinigėlių, paskui mes grąžinam, bet tai tas rėmimas, tie pinigėliai, tai yra mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigai ir man atrodo visi turi teisę žinoti, ką perka, už ką perka ir kas čia per paslaptis, aš nesuprantu, juk dalyvauju, ką ten slėp, nusipirkau kompiuterį, nusipirkau kėdę ar baldą, tai o jeigu jau yra kas slėp, tai nereikia dalyvauti. Mindaugai, šneka apie tai direktorė paaiškina, mes viską viešinam. Jeigu žmogus nenorės, tai čia tik tai yra prierašas, kad, suprantam, kad kai pradeda klausinėti to žmogaus, tai jo teisė, kiek sakyti plačiau. Žiūrėkit, mes privataus asmens ir negalim įpareigoti, kiek jis gali atskleisti tos informacijos. Tai, kas yra projekte, viešina pati savivaldybė. Viskas. Taip, Romas Pačenskas. Pritariu Mindaugui, Gabrieliai, Šarūnai. Teisininkas minėjo, kad kol kas galėtų taip likti, o paskiau pataisysim. Tai kuriam čia laikui norit palikti dar tą? Iki kadencijos pabaigos? Tai prašau. Gal palikim šitą apsispręsti, tiksliau neapsispręsti, bet išimkim šitą punktą, kad apsispręsti sutikus. Koks gali būti sutikimas? Gali dalyvauti ar nedalyvauti? Nereikia čia sutikimo. Jeigu jau dalyvauji, tai ir sutinki. Žiūrėkit, gerai, prašau, klausimas čia ar retorinis pasisakymas? Pas aišku, retorinis, taryba belė kada gali sugrįžti atgal svarstyti šitą klausimą, nors ir kitam tarybos posėdį, bet vis tiek reikėtų kažkokios tai praktikos, kad galėtumėm apibendrinti ir sugrįžti prie to svarstymų. Aš tai nesu gavęs dabar, koks būtų siūlymas apskritai tarybos nario. Bent kurio tarybos nario, už kurį turėtume balsuoti. Tai prašau, siūlymas jūsų. Išbraukti sutikus pareiškėjui. Kurio punkte, kurio eilutėje, ką išbraukti? Prašau, formuluokit pasiūlymą. Palaukit, kurioj vietoj, kurioj eilutėje, ką išbraukti? Gerbiamus tarybos nariai, ką išbraukti? Kokioj, nespaudimą aš klausiu, kurioj vietoj, ką išbraukti? Formuluokit pasiūlymą. Gerai, ačiū, padėsiu kolegai. Šiame tarybos sprendimo projekte, jo 22 punkte, išdėstyti jį taip, kad nebeliktų žodžių pareiškėjų sutikus. Tai 22 punktas skambėtų taip.
paramos gavėjai gavę kompensaciją sutinka būti viešinami savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose vadovaujantis aprašo 41 punktu ir žiniasklaidos priemonėse. Viskas, nebelieka skliaustelių pareiškėjų sutikus. Va toks yra alternatyvus siūlymas. Kas už šį pasiūlymą, prašau balsuoti. Ranka. Jūs. Kas prieš? Taip, balsuojam sekundę. Susivokimui. Kas balsuoja už pasiūlymą, prašau balsuoti. Kas prieš? Susilaikė? Tai pasiūlymui nepritarta. Ne, lygų, suprantat, Audriau, paaiškinkit, kaip balsuojama. Iš tarybos narių daugumos turi už pasiūlymą balsuoti daugiau nei pusė. Taip? Nes 12 tarybos narių balsavo tik už. 12 nebalsavo už pasiūlymą. Prašau. Už yra už, o prieš ir susilaikė skaičiuojasi taip pat į vieną visumą. Tai 12-13, tai vadinasi, taip, tai čia 12-12, tai vadinasi reikia perbalsuoti, jeigu dar sykį tas pats bus 15 minučių pertrauka, po pertraukos balsuojama dar kartą ir jie vėl lygų, vadinasi nepritarta. Taip, prašau. Pačio punkto išdėstymą. Ojegi po projekto finansavimo viešai pasakyti, ką jisai įsigijo, tai čia nieko nėra slapto, bet aš turiu mintyje, kad pareiškėjai sutikus apie turinį. Ar aš gerai supratau? Vytautas Bernatavičius. Truputėlį keista, kad tokiam paprastam ūkiškam klausime mes jį padarom politiniu ir opozicija balsuoja vienaip, pozicija kitaip, čia manau neturėtų šito būti. Tai dabar žiūrėkit, mes galim balsuoti už tai, ką daro taryba ir savo sprendimuose, savivaldybės klausimus turim apspręsti. Tai savivaldybė privalo viešinti tai, ką privalo projekto duomenis, ką Sonata sako viską. Žurnalisto ir kažkokio piliečio, rajono gyventojo, ten verslininko ar kažkieno tarpusavio santykiai, tai yra jų asmeninis reikalas, mes savo sprendimuose apie tai neturime kalbėti. Tai aš siūlau dar kartą pagalvoti ir išbraukti tai, ką mes ten įrašė apie žurnalisto ir
pareiškėjo asmeninius santykius. Jisai gali rašyti, kiek vaikų turi, kiek ten pasirašyti, jeigu jisai to norės. Bet čia jau jo santykiai su žurnalistu. Mes privalome paskelbti, bet turi žurnalistas turi teisę paimti viską, mes paskelbėme. Taip, ačiū Vytautai. Teisės skyrius vedėjas, dėmesio, kolegos. Matot, žurnalistų klausimus sulauks ir savivaldybė. Ir tas, ką minėjo Sonata apie turinį, tai aš prašyčiau gal tada Vydos paaiškinti, kas yra turinys. Turinys yra ir paso kopija, turinys yra ir kiti asmens duomenys. Tai palaukit, jeigu mes jau šnekam, kad galima viešinti be asmens sutikimo, tai mes tada būsim tos pačios žiniasklaidos prašomi pateikti visą bylą ir toje byloje bus tie duomenys, kurių mes negalėsim nepateikti. Tai vat, žiūrėkite, į kokią situaciją mes galim patekti. Taip, Irma Smalskienė. Skaitant aprašą, aš matau vieną dalyką. Paramos gavėjai gavę kompensaciją sutinka būti viešinami savivaldybės interneto svetainėje socialinėse tinkluose, vadovaujantis tuo 41 punktu. Tai reiškia, kad jau savivaldybė viešina dalykus. Taip. Ir žmogus gavęs paramą jau sutinka būti viešinamas. Tai kodėl, ta prasme, apie jokį turinį, kurioje vietoje apraše yra rašoma, kad žiniasklaida prašys viską detaliai. Čia šitam apraše to net nėra ir aš manau, kad tai yra perteklinis prierašas, kad žmogui sutikus žiniasklaidos priemonėse. Tai yra tikrai perteklinis dalykas. Jeigu jau yra savivaldybėje viešinama ir pakankamai detali informacija, tai lygiai tą pačią informaciją gali viešinti ir žiniasklaida. Kam dar papildomai reikalinga iš to žmogui sutikus? Aš niekam nesuprantu. Bet niekur apraše apie tai nėra rašoma. Taip. Tai aš tai siūlyčiau balsuoti, Vytautas dar pakartotinai balsuoti už tą pasiūlymą išbraukti šitą, reiškia, sakinį ir balsuojame ir žiūrim, kokie rezultatai. Siūlau balsuoti ranka. Kas už? Prieš? Susilaikė? Tai 12, taip, 15 minučių pertrauka. Aš norėčiau paprašyti, gal galim susirinkti, suinteresuoti į krūvą, padiskutuoti per pertrauką.
Tęsiam posėdį. Taip, yra norinčių pasisakyti. Irma Smalskė. Pertraukos metu turėjom apsitarimą ir priėjom prie bendro tokio suformulavimo, kad 22 punkte išdėstyti taip, paramos gavėjai gavę kompensaciją sutinka būti viešinami savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose vadovaujantis aprašo 41 punktu. Taškas. Išbraukiant ir žiniasklaidos priemonėse pareiškėjų sutikus. 41.1 punkte išdėstyti taip. Savivaldybės interneto svetainėje ir savivaldybės socialinių tinklų paskyrose paskelbti informaciją pagal priemonę paramą gavusių paramos gavėjų pavadinimus, projektų pavadinimus ir savivaldybės administracijos skirtas lėšas, papildant trumpą projekto aprašymą, už projekto lėšas įsigytas priemonės, bei raštu elektroniniu pašto adresu nurodytų pareiškėjo paraiškoje informuoti paramos gavėjus, kurių projektams skirta parama. Taip, dėmesio, sekundę. Pagal reglamentą mes turime balsuoti trečią kartą dabar po 15 minučių už pasiūlymą būtent Šarūno. Tai tada prašau už Šarūno balsavimą. Gerbėmieji, darykim kaip priklauso. O kas toliau? Čia jūs galvokit. Tai čia Irma pasisakė, dabar prašau balsuoti už Šarūno pasiūlymą. Taip, Šarūnas. Nes čia yra visiškai skirtingas pasiūlymas. Taip, čia meras gera, šiaip tai yra spastai. Mes trečią kartą balsuodami taip pat. Pagal reglamentą bus laikoma, jog sprendimo projektui nepritarta. Tai tas klausimas, tas Šarūno pasiūlytas balsavimas bus laikomas nepritarta ir tuomet turėtumėm balsuoti už projektą toks, koks yra pateiktas, bet turbūt tuomet vėl nėra problema, kad būtų Irmos pasiūlymas ir įrašyti į projektą jau Irmos pasiūlymą, ne Irmos, bendrą frakcijų pasiūlymą ir balsuoti vėl už tą pasiūlymą, lygiai taip pat kaip balsavimo Šarūno pasiūlymą. Gerbėmieji, gerbiamas Šarūnai, balsuojam už jūsų pasiūlymą. Prašau balsuoti. Taip. Atsiprašau, kažkaip labai sudėtingai skamba. Gal aš galėčiau atsiimti savo pasiūlymą ir tada galėtume išgirsti, jeigu reikia dar kartą kolegės Irmos Smalskienės pasiūlymą ir už jį balsuoti. Jeigu negalėčiau atsiimti, ir čia gal galėtų teisės skyriaus vedėjas patikslinti, jeigu negaliu atsiimti savo pasiūlymo, tai tada kviečiu kolegas balsuoti prieš mano pasiūlymą ir balsuoti dėl kito Irmos Smalskienės pasiūlymo. Tai prašau tada balsuoti, kaip prašė Šarūnas prieš jo pasiūlymą. Galite atsiimti. Matot, pats kardą pakėlei, pats ir nuleidai. Taip, tai tada prašau įgarsinti, kadangi jau dabar nebėra kitų siūlymų, teisiškai darom taip, kaip priklauso. Tada prašau Irma įgarsinti visą jūsų siūlymą. Būtų toks. 22 punkte išbraukti ir žiniasklaidos priemonėse pareiškėjui sutikus. Visas punktas skambėtų taip. Paramos gavėjai gavę kompensaciją sutinka būti viešinami savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, vadovaujantis aprašo 41 punktų. Taškas. 41.1 papunktyje savivaldybės interneto svetainėje www.anykščiai.lt ir savivaldybės socialinių tinklų paskyrose paskelbti informaciją pagal priemonę paramą gavusių paramos gavėjų pavadinimus, projektų pavadinimus ir savivaldybės administracijos skirtas lėšas, įterpiant trumpą projekto aprašymą už projekto lėšas įsigytas priemonės ir toliau tęsiant aprašo sakinį, bei raštu elektroniniu pašto adresu nurodytų pareiškėjo paraiškoje informuoti paramos gavėjus, kurių projektams skirta parama. Kitokių pasiūlymų bus. Už Irmos Smalskienės pasiūlymą, kuris buvo suredaguotas per pertrauką 15 minučių,
Kviečiu balsuoti. Kas už, prašau balsuoti ranka. Ranka. Taip, dabar balsuojam su pakeitimais už visą projektą. Balsuojam sistemoje. Taip, sprendimas priimtas. Ketvirtas klausimas. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 dienos sprendimo numeris 1TŠ208 dėl Anykščių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo ir prijungimo prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Ramūnas Blozarėnas. Labą dieną. Sprendimo projektas buvo pristatytas visuose komitetuose. Komitetai rekomendavo šiam sprendimui pritarti. Buvo gautas vyriausybės atstovo įstaigas, buvo gauta pastaba, kad mūsų siūlomas pakeitimas, tai yra 9 punktas, kuriame nuo kitų metų, nuo 26 metų Liepos 1 dienos teikiamoms paraiškoms yra įvedamas reikalavimas, kad pareiškėjas būtų deklaravęs savo gyvenamąją vietą Anykščių rajono savivaldybėje ne trumpiau kaip 1 metus. Tai yra, reiškia, pastaba, kad tai pažeidžia lygiateisiškumo principą. Mes iš tikrųjų nieko nepakeitėm ir jum teikiam nepakeistą, neatsižvelgiam į vyriausybės atstovo pastabą, kadangi kaip ir irgi norim tokio kaip ir vienodumo, nes keturiose savivaldybėse mūsų Utenos apskrities šitas reikalavimas yra. O šiaip dabar bent jau radom 19 savivaldybių Lietuvoje, kur yra šitas toksai reikalavimas, kad būtų deklaruota gyvenamąją vietą. Vienose ten daugiau, ten ir 2 metus reikalauja iki paraiškos pateikimo, kitur metai, kitur išvis nėra nurodytas terminas, bet tas reikalavimas yra, tai nežinau kaip. Gerbiami kolegos, aš kaip meras ir teikia šitą sprendimo projektą tarybai, noriu paprašyti pritarti jam, kokia situacija pas mus gaunasi. Nes tikrai daug nekilnojamo turto objektų yra nupirkę asmenys, kurie negyvena Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, nemoka mokesčių, prašo tvarkyti kelius, netgi kai kuriems savivaldybė vykdomams projektams nepritarė ir panašiai. Taip, tai yra žmogaus prigimtinė teisė, konstitucinė teisė turėti nuosavybę. Bet jis tą nuosavybę tada tegul ir eksploatuoja savo lėšomis. Vienas dalykas. Antras dalykas, tie žmonės atvažiuoja šiltuoju sezono laikotarpiu, gyvena mūsų savivaldybės teritorijoje ir, aišku, susiformuoja atliekos, atvažiuoja pas jį pažįstami ir renginiai, ir baliai organizuojami. Todėl, ginant mūsų gyventojų teisės, ir prioritetą teikiant jiems, Anykščių rajono savivaldybės gyventojams, siūlau iš karto pritarti šitam projektui. Ir jeigu vyriausybės atstovų įstaiga norės ir bandys neigti mūsų teisę į tokį dalyką, tai turės nuneigti visų 19 savivaldybių tokius sprendimus. Ir aš ginsiu savivaldybės interesus, jeigu reiks teisinę priemonę. Siūlau palaikyti šitą sprendimą, kokį teikiam. Kviečiu balsuoti. Ačiū. Dėkoju. 5 klausimas. Dėl pritarimo 2025 metais įgyvendinti projekto Kalno gatvės ruožo nuo Jono Biliūno gatvės iki Kęstučio gatvės ir Kęstučio gatvės ruožo nuo Žiburio gatvės iki Kalnų gatvės Anykščių mieste paprastojo remonto ir paviršinių nuotekų tinklo statybos darbai. Pranešėjas Virmantas Velikonis. Labadiena.
Tarybos sprendimo projektas buvo pristatytas jungtiniuose posėdžiuose dviejose - biudžeto ir ekonomikos bei švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komitetai nusprendė apsispręsti posėdžio metu. Kiti 3 komitetai pritarė sprendimo projektui. Virgaudas Padžiukas, prašau. Diena, dėkoju pranešėjai, kad tinkamai sureagavo pristatęs komitete. Iš tikrųjų projektą gavau, tikriausiai ir kiti. Visi gavo tarybos nariai. Projektas parengtas, galiu atsakingai pasakyti, SRP projektas, labai vienos iš geresnių projektavimo įmonių Lietuvoje. Atsižvelgta į gruntinius vandenis, atlikta geologija, atlikta medžiagų tyrimo ekspertizė laboratorijoje ir tikrai kaip pagal užsakymą paprastajam remontui, mano nuomonė, projektas atliktas kokybiškai, galėtų būti beveik pavyzdinis. Kitas klausimas, kad šioje trasoje yra neįspręstas pėsčiųjų dviračių eismas. Tai čia galbūt mes, matau, architektė šypsosi, žiūri, jinai ateityje, tobulindama bendrąjį planą, kitus planavimo dokumentus, tikrai atkreips dėmesį pėsčiųjų dviračių eismą šioje gatvėje. Tai kalbu apie Kalno gatvę. O siūlau balsuoti už paprastąjį remontą, kuris numatytas šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū, gerai. Klausimų yra. Gerbiami tarybos nariai, iš tikrųjų labai džiaugiuosi tuo projektu, kurį čia pateikėm. Tai UAB Lampedusa, kuri administruoja visus Maksimos grupės statybos šitą prekybos objektus ir šiuo atveju Dauniška prekyba aukoja miestui tam tikrą pinigų sumą ir mums tenka tik prisidėti. Lampedusa padarė tą projektą, apmokėjo jį mūsų prašymu ir šiuo atveju yra pavyzdys gero bendradarbiavimo tiek mano kaip mero ir verslo subjektų ir tarybos ir savivaldybės administracijos, kuriem dėkoju ir kviečiu šitą projektą paremti. Nes mes sutvarkysim šitą atkarpas ir ten bus tikrai graži teritorija, dar Norfos prekyba dovanoja aikštelę, vaikų žaidimo aikštelę. Taip, Audrius Vasiliauskas. Norėčiau paklausti, ant kažkaip sunkiojo transporto apvažiavimo schema, kažkaip tai projektą, ar teisingai išdėstyta, ar neteisingai, nes ten kažkaip susiliečia su gyventojų tvorom, ar kažkas tai, nežinau, yra ten tokie dalykai, ar nepasakyti. Nu, šiek tiek ir nuo vairuotojo priklauso jau. Taip, dėmesio, kolegos, gerbiamas mūsų miestų gyventojas, taip atsako pranešėjas į klausimą. Jeigu norit pasisakyti, pakviesiu jūs prie mikrofono ir galėsit pasisakyti. Tai prašau, Irmantai. Dėl tarybos nario klausimų, taip. Aš manau, kad kitas tarybos narys kaip ir atsakė, kad kvalifikuotas projektas atsižvelgta visus standartus, o daugiau komentaro neturiu. Vytautas Bernatavičius. Aikštelę nekart nepaminėjot, kur jinai, ar jinai ten bus susijus su ta vieta kažkur? Tikrųjų, Vytautai, bus susijęs su ta vieta. Mes kalbinom vieną žmogų, kuris šalia turi sklypą ir mėnesį praradom, mes jau būtume ją pastatę. Žmogus vis prašė laiko, ar leistų savo sklype sutikimą ir nesutiko galų gale. Tai mes administracijos architektūros skyrius parinko vietą, turime tą vietą ir tada galėsim kitam tarybos posėdžiui pristatyti konkrečiai, kur yra ir galėsim padaryti. Tai va. Ačiū. Tai tada prieš būtent toj vietoj šalia, reiškia, automobilių plovyklos, kur yra aikštelė prieš 18 namo, ten aikštelė tokia yra, toj vietoj.
Tai prašau, tada dar pas mus yra Anykštėnas atvykęs ir nori pasisakyti į mikrofoną. Prašau. Labai norėčiau paklausti, yra toks dalykas. Kadangi tas namukas stovi ant kampo, taip. Prisistatykit, prašau. Vaclovas Trolė, Kalno 2. Anykščiai, žinom. Jo, tai ant pačio kampo tas namukas stovi, jo. Tai dabar fūram, tai ženklai tai ten negalioja, kad ten pastatyta ten tokio ir tokio, suprantate, iš vis ten galiojančio ženklo nėra. Ten tas pats, kas jo ir nebūtų. Suprantat, metras jau nupjautas, taip? Nu tai, o lygiai pat kampo namo atliki dar metras. Tai aš bijau, kad kartais nugriūsiu ten su visu kriaušiu šito. Mūsų tarybos narys Virgaudas Puodžiukas minėjo, kad projektas parengtas kokybiškai. Iš tikrųjų, mes buvom nuvykę ne vieną kartą į vietą su projektuotojais, su užsakovais tada Lampedūzos ir panašiai. Aš manau, kad atsižvelgsim, kai vyks statybos, tikrai Kalno 2, tai paprašysiu ir statybos priežiūros vykdančių asmenų ir mūsų skyriaus darbuotojų ir aš pats pasižiūrėsiu, kad ten tikrai tos grėsmės nugriūti nebūtų. Taip, daugiau klausimų yra? Kviečiu balsuoti. Ačiū. 5 klausimas. 6 klausimas. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 metų gegužės 26 dienos sprendimo numeris 1, tai yra TS 201, dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Anykščių rajone tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Taip, tarybos sprendimo projektas pristatytas visose komitetuose, visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Ačiū. 7 klausimas. Dėl neatleidimo nuo žemės mokesčio ir šio mokesčio sumažinimo. Nesumažinimo, bet tarybos sprendimo projektas pristatytas visose komitetuose, visi komitetai tokiam sprendimo projektui pritarė. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Donatai? Ačiū. 8 klausimas. Dėl pritarimo partnerių teisėmis dalyvauti projekte upių vientisumo atkūrimas. Prašau, Virmantai. Taip, tarybos sprendimo projektas nepristatytas nei vienam komitete, išskyrus, kad pirmadienį buvo viceministras aplinkos, Ramūnas Krugelis, tai dviejose komitetuose tas klausimas pristatytas. Šiaip mes dabar jau esam turbūt 4. kartą su APOS atstovais susitinkam. Aš tai sakyčiau, kad šita partnerystės sutartis jau jūsų pastangom administracijos ir APOS tapo gana stipri priešvedybinė sutartis iš partnerystės. Taip kad atsižvelgti abiejų partnerių pasiūlymus, pageidavimus, aš gal jos trumpai išvardinsiu, kad statybos rūšis apspręsta, tai yra rekonstrukcija, o ne pertvarkymas pagal statybos įstatymą. Taip pat išlaikoma patvanka, tokia kokia dabar, tai yra ir tvenkinys išlaikomas, išsaugomas tiltas, taip pat bus sudarytos galimybės baidarininkam gyviem nusileisti per užtvanką. Vienintelis dalykas, kad norėjome, kad dar tvenkinio taisyklės būtų šito projekto rėmuose įgyvendintas, bet ES šitos priemonės aprašas neleidžia tokių išlaidų. Ir kas daugiau, ir pas mus visada norėjosi tos veto teisės, kad savivaldybė, jeigu yra nesutarimų, kad būtų galimybė ir nutraukti šitą partnerystės sutartį. Tai taip pat yra įteisinta. Jeigu prieš projektiniai pasiūlymai, taip.
tie, kaip sakant, nesutarimai gali bet kurioje vietoje išlysti ir prieš projektiniai, ir kažkokio kitoj stadijai. Dabar turime svečiuose Apvals projektų vadovę šito projekto konkrečiai, Inga Banytė. Jinai savo ruožtų pristatys. Iš tiesų labai dėkoju viceministrui Ramūnui Krugeliui, kuris mūsų prašymu, mano kvietimu atvyko į jungtinį komitetą, dalyvavo pats asmeniškai, yra hidrologas pats, buvęs regioninio parko vadovas, praktikas ir tikrai tiek aplinkos ministerijos dėka, vadovų dėka ir viceministro dėka, tiek aplinkos apsaugos komiteto pirmininko dėka, su kuriuo teko kalbėti pirmadienį, jeigu mums kiltų kažkokių nesklandumų, Linas Jonauskas taip pat žadėjo padėti. Tai šitoj vietoje mes tikrai pasiekėm tai, ko ir norėjom. Tos visos grėsmės, kurios buvo mūsų įžiūrėtos ir kas mums nepatiko, kad tas pats tvenkinys, patvanka bus sumažintas, tas upės vientisumas ir užpelkėję krantai atsirastų, kai prieš keliasdešimt metų jau pastatytas tvenkinys, visos sąnašos iš aukštupio yra jau susitelkę tam tvenkinyje. Tai šitoj vietoj mes tą pašalinom pavojų ir labai džiaugiuosi. Ir Inga, prašau pristatyti tada, kiek tikslinga čia su vizualizacijom ir viceministras dalyvaudamas jungtiniam komitete pirmadienį tą dalyką pristatė ir jūs kolegos, dviejų komiteto nariai, daug klausimų ir jam neturėjot tuo metu po pristatymo, tai prašau tada Inga pristatyti. Taip, ačiū labai, merė. Tai sveiki dar kartą tiek merė, tiek tarybos nariai, tiek savivaldybės administracija. Manau, man turbūt reikės jau persikraustyti į Anykščius. Tikrai labai smagu pas jūs kiekvieną kartą grįžti. Ir labai noriu jūs pasveikinti, kad iš tikrųjų tiek dėmesio šitam projektui skyrėt, kad jum yra jisai toks be galo svarbus, kad taip mylit savo miestą, kad taip įsitraukėt ir tikriausiai mūsų projekte būtumėt kaip pats aktyviausias ir svarbiausias partneris, kaip ši užtvanka yra pati svarbiausia tiek gamtinių, ekologinių atžvilgių. Tai aš tenksiuos trumpai galbūt neįsiplėsti, nes apie patį projektą, lėšas, kokia jo esmė ir prasmė kalbėjom iš tikrųjų labai daug, bet ką šiandien galbūt noriu pabrėžti, kad mums rūpi ne tik žuvytės, mums rūpi ne tik ekologija, mums kaip ir jums taip pat rūpi bendruomenės, mums rūpi žmonės, rūpi anykštėnai, rūpit jūs ir jūs esat šeimininkai, jūs esat savo teritorijos šeimininkai ir jūsų sprendimas visada yra ir bus lemiamas šituo atveju. Kalbant apie vizualizacijas, tikriausiai taryba esat susipažinę, gal labai trumpai norėčiau tik tai akcentuoti, kad viskas, ką minėjo kolega Virmantas, iš tikrųjų tai, kas jums svarbiausia lieka, tiltelis, kavinė, krantinės, atraminės, vėlgi sienelės, fontanai jūsų nuostabus. Tik tai, kas atsiranda daugiau galimybių rekreacijai, atsiranda daugiau galimybių turizmui, atsiranda daugiau galimybių jūsų miestui pritraukti galbūt dar viena nauja veikla. Tai ankstesnio tarybos posėdžio metu, kuriame teko dalyvauti, iš vieno tarybos nario iškelta idėja, galim sakyti šiandien, kad techniškai jinai iš tikrųjų yra įmanoma. Tai ne tik, kad baidarės galėtų įveikti, tačiau tikrai nematom techniškai šiandien priežasčių, kodėl įgyvendinant šitą projektą, šiai dienai preliminarius sprendinius, tačiau vėliau jie galės pavirsti ir realiais sprendiniais.
kodėl negalėtų vykti baidarių slalomo varžybos ir taip galbūt dar pritraukti daugiau lankytojų į Anykščius. Tai matot vaizdą tiek nuo tvenkinio pusės, tiek nuo tilto pusės, tiek išilginius pjūvius vizualizacijose, kur matoma, kaip tai realiai atrodys, kokios medžiagos naudojamos. Ir realus vaizdas žemiau užtvankos, kurią tikrai galėtų įveikti baidarės. Tai akmenukų išdėliojimas vėl priklausys nuo pačių techninių sprendinių, bet jūs patys visur dalyvausit ir dėliosim tuos akmenukus turbūt kartu. Tai dar kartą tiesiog galbūt noriu padėkoti ir galbūt turėsit klausimų dar. Dėkoju Ingai ir tada klausimas Audrius Vasiliauskas. Norėčiau Virmanto paklausti, kiek per metus atsieina šitos užtvankos dabartinės būklės palaikymas finansiškai savivaldybei? Apie 25 000. Eksploatacija plus remontas. Eksploatacija 16, remontas iki 10. Priklauso nuo aplinkybių. Virmantai prie mikrofono atsakinėjam. Dar klausimų yra. Virgilijus Aloizas Milaknis. Noriu paklausti, ar atkreipė dėmesį, kartais būna dideli ledonešiai. Žemiau esanti taip vadinama gaisrininkų sala nukenčia, ar ledonešiai nenuneštų akmenų ir kaip ten žemiau upė atrodys. Taip, šitoj vietoj gal norėčiau nuraminti, akmenys turėtų būti įbetonuoti, tai neturėtų galbūt kilti tokios rizikos. Ten vizualizacijoje dešiniai pusėje parodyta šiek tiek, ten tokia anga potvynio metu, kur išleidžiamas perteklinis vanduo. O pačioj tai žemiau atrodys taip pat kaip dabar, nieko ten nepasikeis. Kęstutis Indriūnas. Norėjau pasidžiaugti ir aišku pasveikinti už labai neblogą sprendimą. Atsimenu pirmus susitikimus, kai buvo ir kaip jūs labai norėjot viską nugriauti. Bet matot, galima rasti variantų ir manau, kad čia puikus variantas, dabar tik techniniai sprendimai ir tik tai įgyvendinti mums reikia. Ačiū Jums labai. Ačiū. Gabrielė Grauždaitė Patumsienė. Tai aš tiesiog irgi paantrinsiu Kęstučiui, tai mano manimu nuo šio pristatymo ir turėjom pradėti diskusijas apie. Čia, kaip minėjau, čia mūsų bendras dabar rezultatas. Taip, tai labai džiaugiuosi, tikrai daug aiškiau ir vizualizacija, nes dažniausiai ir visas nesusikalbėjimas kyla, kai mes nevienodai interpretuojam. Vieni čia norėjo nugriauti, kiti susprogdinti, tretiem tiltas bus sugriautas. Dabar viskas aišku, kas lieka, kaip preliminariai gali atrodyti, tai labai džiaugiuosi ir tikrai turėtų būti gražus projektas. Ir vienas esminių dalykų, ką mėgstu dažnai pabrėžti, tai teisingai iškomunikuoti šią žinią, kaip vat ir Virmantas pristatė sprendimo projektą, tai yra rekonstrukcija, tai nėra griovimas, nuvertimas ar dar kažkas. Tai tikiuosi, kad šita rekonstrukcija iš tikrųjų atvers daugiau galimybių ir rekreacijai, turizmui ir padarys miestą dar patrauklesnį. Tai tikrai labai gera idėja. Virgaudas Padžiukas. Ačiū už pristatymą, už palaikymą. Tiesiog, kadangi viceministras puikiai pristatė ir susipažinęs, aš tiesiog rengėjams noriu priminti, kad ir viceministras pritarė mano nuomonėje, kad šioje rėvoje dirbtinėje turėtų būti pagrindinės srauto toks kaip ir kanalas suformuotas. Bet čia yra jau projektavimo stadija. Tiesiog. Ačiū. Žežumbrio nieks neprisimenat kažkaip. Tai dėl Žežumbrio turbūt jau visi vienbalsiai sutinka. Antanas Baura.
Pirmadienį buvo dviejose jungtiniuose komitetuose pristatomas ir aš su kai kuriais kolegos mes buvome antrame, kuomet viceministro jau nebuvo. Ir gerbiamas Virmantas mums taip aiškiai nebandė, o pasakė, kad prioritetas finansavimo 5,5 milijonų bus būtent šitai užtvankai. Tiek, kiek reikės. Jūs galit patvirtinti? Ta, ką jo žodžius šitos pasakyti. Tai yra pati svarbiausia mūsų projekto užtvanka. Tai turbūt tai pasako daug ir jeigu lėšų pritrūksim, jinai yra svarbiausia ir aplinkos ministerijai, tai tikrai yra tų galimybių ir turbūt atsakiau, nežinau. Viskas puiku, vienintelis žodelis turbūt. Šimkita ir mums gerai, tikrai bus gerai. Turbūt pasitaiso. Audrius, antras klausimas, paskutinis. Šiuo klausimu. Ar aš galėčiau savo klausimo galimybę perduoti Nikštienį, ar aš turėčiau pats paklausti? Pirmiausia klausia tarybos nariai, paskui dalyvaujantys asmenys. Tada, sakykime, tas vandens savaiminis valymasis kažkoks, tai vis tiek jis tai nešasi kažkokios medžiagos iš aukštupio, ar čionais kažkas tai numatyta, kokias tie mechanizmai, ar čionais tiesiog natūraliai valysis ir visos šitos patvankos, kurios bus jos netrikdys tam procesui. Taip, tai atsakant į jūsų klausimą, prieš vykdant kažkokius darbus, pirmiausia bus atliekami tyrimai, poveikio aplinkai atranka ir tyrimų metu visos rizikos įvertintos. Tai galėsim tada atsakyti daugiau, bet taip. Kaip minėjau, bus rengiamos tvenkinio eksploatacijos taisyklės, nes čia turbūt jūs klausėte apie tos rastus ir panašiai, kaip dabar ateina iki užtvankos ir jos reikia graibyti. Tai čia kažkokia tai bus numatytos priemonės, ar plaukiančius, ar kokios, kad dar nuo tilto, kad galima būtų su tai susitvarkyti. Mindaugas Argunas. Aha, aš labai norėčiau padėkoti administracijai ir APA atstovam už tokį sprendinį. Tai manau, tai bus dar vienas lankytinis sukurtas objektas Anykščiuose. Ir kuo labiausiai noriu pasidžiaugti, kad šią idėją pritarė Gamtos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas vienbalsiai. Ačiū. Ačiū. Dar klausimų yra? Kviečiu balsuoti. Vygantai. Ačiū, sprendimas priimtas, ačiū atstovams apvos ir tikrai tikiuosi, kad pajudės ledai. Tai tada yra toks siūlymas daryti pertrauką. Kolegos, kaip? Siūlymas iš salės, konkretus ir aiškus. Koks? Pakelkit rankas balsuojant, kad pirmininkaujantis matytų, kad nereikia. Tęsiam, taip? Ačiū. 9 klausimas dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo. Pranešėja Daiva Gasiūnienė. Labą dieną. Sprendimo projektas buvo pristatytas visuose posėdžiavusiuose komitetuose. Rytinio jungtinio komiteto metu biudžeto komitetas apsispręs posėdžio metu, toks buvo sprendimas, o švietimo kultūros 2 už, 2 prieš, 1 nebalsavo. Toks, o 1 valandos jungtinėme komitete pritarė sprendimo parengtam projektui. Po vyriausybės atstovo pastebėjimų norime preambulės 5 eilutėje pakeisti kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių punktus. Vietoje 126 ir 127 įrašyti 217, 218 ir 223. Po mūsų pastebėjimų 2 punkte
kur yra tarybos sprendimu patvirtintas 10 metų bendrasis planas, yra padaryta tiesiog techninė klaida, ne T2, o TS. Ir norėčiau atsakyti į komitetuose užduotus klausimus ir pastebėjimus. Buvo klausimas apie pirmo prioriteto būtinybę apvažiuojamai gatviai, kuri yra sankirtoje su Šeiminiškėlių ir Jono Biliūno gatve ir Gegužės gatve nusileistų iki autobusų stoties teritorijos. Taip pat tikinu, kad 74 ir 76 puslapiuose aiškinamajame rašte yra aiškiai pabrėžtas pirmo prioriteto šiai apvažiuojamai gatviai būtinumas. Antroji nepastaba, sakykime, pastebėjimas dėl atliktų srautų įtraukimą į bendrojo plano sprendinius. Tai nėra galima, kadangi bendrasis planas yra teritorijų planavimo dokumentas, tik tai specialieji planai ir detalieji planai kito lygmens teritorijų planavimo dokumentai yra įtraukiami. Tačiau 2017 metais parengta Anykščių miesto tranzitinio krovininio transporto nužymėjimo schema buvo naudota rengiant esamos būklės analizę. Ir tik patvirtinus bendrąjį planą, norėčiau tarybos nariui patikinti, kad bus rengiamas Anykščių miesto susisiekimo infrastruktūros specialusis planas, kuriuo ir bus sprendžiama visa infrastruktūra ir prieš tai klausime apkalbėta Kalno gatvės situacija. Tada aiškinamojo rašto 30 puslapį buvo pastebėjimas neteisingas gatvės pavadinimas, todėl Šaltupio gatvė turi būti pakeista į Liudiškių. Taip pat buvo pastebėjimas vieno tarybos nario, kad aiškinamajame rašte 35 ir 36 puslapį turėtų būti kitaip pavadinta siaurojo geležinkelio ekspozicija. Tai šitam nepritarėme, nes ne Antano Vienuolio Žukausko valdymas ten vyksta, ten yra Anykščių siaurojo geležinkelio stoties komplekso bendroji ekspozicija, o Žukausko Vienuolio memorialinio muziejaus ekspozicija tik viename iš pastatų. Ir prašysime 40 puslapyje aiškinamojo rašto išbraukti žodžius kolektyviniai sodai, kadangi ten yra tiesiog buvę sodai, bet ne kolektyviniai. Ir aiškinamojo rašto 86 puslapį padaryta techninė klaida. Reikėtų nuorodą į 9.3 punktą pakeisti į nuorodą į 10.3 punktą. Tik tai tiek ir dar dėl elektros tiekimo keitimo. Nekeičiama, kadangi informacija yra teisinga, tai yra teritorijų planavimo dokumentas, galių yra nerodoma, yra tik tai teritoriškai suplanuotos linijos, juostos, tinklų rezervavimui, o ne galios pastiprinimai ar kažkokie kiti poreikiai. Ir dar pasakysiu, kad šie nežymus techniniai netitikimai ir paaiškinimai gali būti pataisyti tik tai po teigiamo tarybos sprendimo ir įkėlus į TPDR sistemą, tai yra teritorijų planavimo dokumentų registro sistemą. Dėl viešinimo. Pirmą kartą dėl bendrojo plano paviešinta buvo 22 metais birželio 10 dieną. Viešas svarstymas su visuomenė prasidėjo aktyvus 24 metais vasario 7 dieną. Viešas susirinkimas įvyko 24 metų kovo 7 dieną. Trečią kartą 24 metų gegužės 14 dieną buvo paskelbta apie gegužės 29 dieną vyksiantį viešą svarstymą su visuomenė.
tas ir įvyko būtent 24 metų gegužės 29 dieną. 4 kartą bendrojo plano sprendiniai buvo išviešinti 24 metų lapkričio 6 dieną, viešas svarstymas su visuomenė įvyko 24 metų lapkričio 20 dieną. Dokumentas yra patikrintas valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcija su žyma teigiama ir prašysiu pritarti. Dominikas Puzinas. Taip, tai pasinaudodamas progą norėčiau pasiteirauti jūsų merę ir architektės miesto. Merė, jūs turbūt pastebėjot, kad viešoje erdvėje dažnai gyventojai kreipiasi ir į mane, į jūs, į kitus tarybos narius dėl mūsų miesto parke esančios vaikų žaidimų aikštelės, kuri jau kuris laikas nefunkcionuoja. Ir senomis žiniomis aš stengiuosi kaip įmanoma atsakyti, tačiau naujų žinių, kas vyksta su tuo projektu, aš neturiu. Galbūt galėtumėt kažkas iš jūsų pakomentuoti, kada mažieji anykščių gyventojai galėtų tikėtis galimybės sugrįžti į žaidimų aikštelę. Ačiū labai. Tai nesusijęs su šiuo klausimu nagrinėjimu bendrojo plano, bet aš taip paprašyčiau direktorius atsakyti į šitą klausimą. Pirkimai viešieji yra įvykę, yra pasirašyta sutartis su rangovu, vyksta rangos darbai. Rangovas žada, aš dabar patikslinti turėčiau, dar galėsiu ateigoje atsiversti sutartį, patikslinsiu, kada sutarties galiojimas baigėsi, bet rangovas žada vasaros metu sutvarkyti žaidimų aikštelę. O tikslę, sakykime, sutarties galiojimo pabaigą aš pasakysiu truputį vėliau, kai atsiversiu dokumentą. Bet rangovas dirba. Gabrielė. Tai aš tiesiog trumpą papildymą, kad labai daug tokių klausimų išvengtume, jeigu aikštelės teritorijoje kabėtų informaciniai pranešimai, tiesiog, kad yra projektuojama, darbų pradžia numatoma tada ir žmonės žinotų. Tai daro didieji miestai, kai tvarko kelius, šaligatvius, uždaromas eismas, tai tiesiog labai paprastas dalykas, kuris palengvintų ir administracijai, tikriausiai nereikėtų atsakinėti kas kelintą dieną tiek viešoje erdvėje būti skalpuojamėm, kad čia nieko nedarom, nes tie procesai užtrunka, mes tą suprantam, bet tai galėtų būti tiesiog lentelė su trumpa informacija, kad darbus numatome pradėti, projekto pabaiga numatoma tada ir tada. Dar klausimų į svarstomą temą galima? Ar neturite? Kviečiu balsuoti. Dešimtas klausimas. Dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos už 2022-2023 metus ataskaitai. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Vienuoliktas klausimas. Dėl vietinės rinkliavos užleidimo įrengti išorinę reklamą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų patvirtinimo. Šis sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas visuose posėdžiavusiuose komitetuose, abiejose jungtiniuose komitetuose ir jam pritarta. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Dvyliktas klausimas. Dėl teikimo perduoti naują kitos paskirties valstybinės žemės sklypą numeris 4400-2075-2552 esantį Anykščių rajono savivaldybėje Anykščių mieste Troškūnų gatvės 4 aukciono būdu.
Sprendimo projektas buvo pristatytas visuose posėdžiavusiuose komitetuose, jungtiniuose komitetuose ir jam pritarta. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Taip, sutinku. Sprendimas priimtas. 13 klausimas. Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo unikalus numeris 4400-605-5418 esančių Anykščių rajono Traškūnų seniūnijos Surdėkio miestelis nuomos. Šis sprendimo projektas buvo pristatytas visuose posėdžiavusiuose komitetuose, tai yra 2 jungtiniuose komitetuose ir jam buvo pritarta. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Nuo 14 klausimo svarstymo nusišalino Irma Smalskienė. Balsuojam dėl nusišalinimo sistemoje. Ištraukė. 14 klausimas. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 dienos sprendimo numeris 1TS191 dėl Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo pakeitimo. Pristato Inga Beresnevičiūtė. Labadiena. Sprendimo projektas buvo pristatytas visose komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Kviečiam tarybos narę į salę. Direktorė nori informaciją pateikti dėl žaidimo aikštelės, prašau. Tai atsiverčiau sutartį, tai galiu patikslinti informaciją. Žodžiu, sudaryta sutartis su OAB Traida, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Kapolinsko, sutartis pasirašyta gegužės 13 dieną, o jos galiojimas yra 3 mėnesiai, ta prasme, darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius su galimybė 1 mėnesio pratęsimo. Gegužės 13 diena buvo pasirašyta sutartis. 15 klausimas. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 dienos sprendimo numeris 1TS192 dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms pripažinimo netekusio galios. Pranešėja Nijolė Pranskevičienė. Labadiena, sprendimo projektas buvo pristatytas visuose komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Ačiū. 16 klausimas. Dėl papildomų mokymo lėšų skirimo Anykščių rajono Traškūno Kazio Inčiūros gimnazijos 3 klasiai iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto 2005-2026 mokslo metams pranešėja Nijolė Pranskevičienė. Sprendimo projektas pristatytas visuose komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Gerbiami tarybos nariai, noriu informuoti, kad praeitą penktadienį Utenos apskrityje Utenoje lankėsi vyriausybė ir aš premjerui pateikiau siūlymą, kad nebūtų, mums deleguota funkcija švietimo įstaigų išlaikymas savivaldybės sąskaita. Todėl, kad reikalaujama dabar, kad klasėse būtų 21 mokinys, o planuojama, kad Traškūnų gimnazijos klasėje bus 16. Tai viso šito sudėties išlaikymo pusė turėtų būti proporcionaliai. Jeigu 16 mažesnė suma, bent jau ketvirtis tada sumos, tikrai logiška
Šitą nuogastavimą išsakiau ir švietimo ir mokslo ministrei dar prieš pasitarimą ir akcentavau šitą prašymą ir vyriausybės vadovui. Tai šituo pagrindu dar kartą kreipsiuosi paskui, ką jie padarė. Nes ir premjeras, kalbėdamas susitikime su merais, atsakė, kad šitas dalykas bus svarstomas. Todėl, aišku, reikia dabar priimti sprendimą, tokie teisės aktai, bet tikrai nepamiršiu šito ir kreipsiuosi papildomai tiek į švietimo ir mokslo ministeriją, tiek į vyriausybę. Kviečiu balsuoti. Ačiū. 17 klausimas. Dėl Anykščių rajono socialinių paslaugų centro įgyvendinančio smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programą kainos nustatymo. Pranešėja Vaida Turauskienė. Labadiena. Šis tarybos sprendimo projektas buvo pristatytas visuose komitetuose, jam rekomenduojama pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Ačiū. 18. Dėl atstovų delegavimo į kultūros ministerijos formuojama regioninė kultūros taryba. Pranešėja Severina Šeštokaitė. Sveiki. Sprendimo projektas pristatytas komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Devynioliktas klausimas. Dėl Anykščių krašto garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. Sprendimo projektas pristatytas visose komitetuose, gautos vyriausybės atstovo įstaigos pastabos, pataisytas sprendimas išsiųstas visiems tarybos nariams. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Dvidešimtas klausimas. Dėl viešai įstaigai Anykščių turizmo ir verslo informacijos centrui perduodamo dalininko įnašo. Sprendimo projektas pristatytas komitetuose, komitetai pritarė išskyrus biudžeto, kaip supratau, apsispręs tarybos metu, posėdžio metu, turime taip pat ir direktorių, jeigu turite jam klausimų. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Dvidešimt pirmas klausimas. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 dienos sprendimo numeris 1TS160 dėl Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo pakeitimo. Sprendimo projektas pristatytas visose komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Dvidešimt antras klausimas. Prašau. Mūsų jungtinio komiteto. Mūsų jungtinio komiteto metu buvo diskutuota apie turizmo centro ir Kalitos kalno atskirimą ir Lukas Pakeltis ir mes visi sutikom, kad būtų tas pasiūlymas ištransliuotas, bet kažkaip mes negirdėjom, kad nustotume tik tais kalbėti daugybę metų, bet imtumėmės darbų. Tai tiesiog inicijavome tokį užklausimą ir ar jis buvo išgirstas, ar vadovai susipažino su juo, nes kažkaip nieko nebuvo pristatyta apie tai, nors sekretorė, man atrodo, užprotokolavo. Iš tiesų, žinom šitą pasiūlymą, jis jau dar pirmoji kadencijoje mano buvo girdimas, Lukas Pakeltis nuolat šneka apie tai, kad Kalitos kalnas turi būti perduodamas verslui ir žinot, projektas buvo paruoštas, 200 000 investicija 12 metų. Na, aš kaip savivaldybės vadovas nepritariu šitam dalykui, nes Kalitos kalno kaip padalinio Tvyco sudėtyje buvimas išlaiko taip pat ir Tvycą patį ir darbuotojus ir mums reikia mažiau prisidėti. Tai
tokia pozicija, manau, kad jinai kenktų apskritai strateginiam vystymusi ir paties kalno ir panašiai. Mes numatė pačiam kalne naujų atrakcijų ir atrakcionų, taip kad nemanau, kad čia turėtų būti dar viena nykštukinė savivaldybės įstaiga. Tai per komitetą tikrai nebuvo konkretaus siūlymo, kad tai turėtų būti atiduota konsignacijai verslui, tai tiesiog svarstymo reikalas, ar tai būtų biudžetinė ar viešoji įstaiga, nes tai yra dvi visiškai skirtingas funkcijas atliekančios įstaigos. Tai dėl to tas nesuderinamumas atrodo didžiulis. Tai matau, kad yra posėdėje turizmo ir informacijos ir verslo centro direktorius, galbūt jis kažkokią poziciją turi šiuo klausimu. Kaip jūs galvotumėte, ar verta iš vis pradėti diskusiją, kurią jau bandom inicijuoti, kaip ir meras pats minėjo, čia tikriausiai 10 metų. Tai aš galiu pasakyti, tikrai su šituo klausimu jau nesusiję, mes išsprendėm šitą klausimą, siūlau iš karto 22 dabar nagrinėti ir suprantamas verslininkų noras turėtų labai gerai uždirbantį subjektą. Tai aš tai siūlau 22 klausimą, o ne vadovas sprendžia, vico vadovas. Įstaigos ir organizacijos klausimus yra steigėjai pagal viešųjų įstaigų įstatymą ir dirbama pagal įstatymą. 22 klausimas. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Jurgita Pipirienė. Buvo pristatytas visose veikusiose jungtinėse komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Dvidešimt trečias. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Šis klausimas buvo pristatytas visose komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Dvidešimt ketvirtas klausimas. Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Anykščių rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Tarybos sprendimo projektas buvo pristatytas visose komitetuose ir jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Taip. 25 klausimas. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 dienos sprendimo numeris 1T414 dėl Anykščių rajono savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešai įstaigai Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui pakeitimo. Tarybos sprendimo projektas buvo pristatytas visose komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Dvidešimt šeštas. Dėl Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausančio turto perdavimo Anykščių rajono Troškūnų Kazio Jančiūro gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Sprendimo projektas buvo pristatytas visose komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Dvidešimt septintas klausimas. Dėl patalpų esančių Antano Vienuolio gatvė 1 Anykščių mieste nuomos. Sprendimo projektas buvo pristatytas visose komitetuose, jam rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti.
Vytautas. 28 klausimas. Dėl patalpų Antano Vienuolio gatvė 1 Anykščių mieste skirtų autobusų stoties veiklą vykdyti nuomos. Šis sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas visose jungtiniuose komitetuose ir jam buvo rekomenduota pritarti. Klausimų yra? Prašau balsuoti. Ačiū, visi klausimai išnagrinėti. Noriu informuoti, kad Liepos 6 dieną bus Šaulių sąjungos vadas. Labai didelis kiekis šaulių prisieks mūsų šventės metu, Mindaugo karūnavimo dienos metu. Ir 12:30 susitikimas su Lietuvos Šaulių sąjungos vadu pulkininku leitenantu Linu Idzeliu bus kultūros centre. Labai įdomi tema – lietuvių karinis genas. Iš tiesų teko kalbėti su pulkininku daug kartų ir šitą mes temą aptarėm dar pernai metais lapkričio mėnesį Prano Saladžiaus rinktinės sukaktuvių metu. Ir pulkininkas yra pasiruošęs, parengęs temą ir sakė, tikrai, kai jis surinko tą informaciją apie lietuvių karinį geną, yra gana įdomi informacija net jam pačiam, kuris ir paruošė tą temą. Tai kviečiu visus dalyvauti. Liepos 14 dieną, pirmadienį, 10 val. Liepos 14 pirmadienį, frakcijų seniūnus kviečiu į pasitarimą dėl Anykščių rajono savivaldybės ligoninės veiklos. Vadovas nori pristatyti esamą situaciją, kiek uždirba, kokie skyriai, kokia yra problematika. Jūs keletą kartų buvote uždavę klausimus šitą temą dėl ligoninės veiklos. Dar viena tema yra dėl dalyvavimo energetikos klasterėje, kur protokolinių sprendimų priėmė taryba galimybę dalyvauti, bet atsirado problema, todėl kad mes negalim tokio garanto parašyti, kiek reikalinga mums galios ir panašiai. Tai jeigu neatsiras atskirų teisinių momentų, kurie įgalintų tą dalyką pasirašyti, tai tikrai mes negalėsim tiek savivaldybės kontrolierius, tiek teisės skyrius žiūri kai kurių momentų ten, sakykime, kliūdančių pasirašyti šitą susitarimą ir dalyvauti energetikos klasteryje. Taip pat noriu informuoti, kad Liepos mėnesį vyks 2 tarybos posėdžiai. Tai Liepos 23 dieną bus jungtinis bendras komitetas dėl šventinio posėdžio Anykščių koplyčioje Liepos 25 dieną 13 val. Informuoju kolegos. Jūs jungtinis vienas bus. Ir eilinis tarybos posėdis vyks 31 dieną, o komitetai bus 29 dieną. Tai tokia informacija. Irma Smalskienė nori paklausti. Aš ne tai, kad paklausti trumpą komentarą, čia labai negražiai užsibaigė diskusija apie turizmo verslo ir informacijos centro bei Kalitos klausimą ir buvo labai negražiai praignoruotas pono Bernatavičiaus bandymas pakalbėti, tai nebe pirmą kartą iš tikrųjų. Tai jeigu dar ponas Bernatavičius norėtų kažką pasakyti, nes aš kaip suprantu, vis tiek diskusija yra reikalinga to klausimu, nes jeigu 10 metų vystom šią diskusiją, tai vis dėlto reikėtų kažkaip tai susėsti bendrai ir pakalbėti, o ne ignoruoti tą klausimą. Irma, aš noriu pasakyti, kad aš pamenu ir reglamentą tarybos, ir mes patvirtinam darbotvarkę, ir iškėlimas klausimo prisiliečiančio prie įstaigos veiklos ir tam tikrų žmonių intereso iškėlimas aukščiau visko, tai tikrai negalimas. Čia nėra kalba apie tam tikrų žmonių interesų iškėlimą, čia eina kalba apie oficialų pasiūlymą ir apie tai, kaip žmogus norėjo kalbėti, bet tiesiog buvo ignoruojamas. Žiūrėkit, visi tarybos nariai ir netgi piliečiai, kurie čia atvyksta, turi teisę pasisakyti. Bet mes išsprendėm klausimą, pabalsavom, ir paskui noras spręsti klausimų, kurie nenumatyti tarybos posėdėje. Kolegos, primenu, jūs patys balsavot už dienotvarkę.
dienotvarkioj tokio klausimo iš vis nėra. Vytauto nemačiau, net nebuvo rankelės pakeltos. Taip, Vytautai, prašau. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad tas klausimas yra aktualus, bet jisai neskubus iš tikrųjų. Tai nieko tokio, kad mes čia šiandien daug laiko tam neskyrėm, bet labai puiku, kad jį iškėlėm. Nes manau, kad truputėlį, kaip meras ir sakė, čia kalnų pridengiama Tvico veikla, kuri, nenoriu išsireikšti kažkokiais išsireiškimais, bet kuri yra gerokai tobulinta. Aš apie tai kalbėjau, kai svarstėm finansinius rezultatus, kad tai ne visiškai gerai veikia ta įstaiga. Tai siūlau kažkokiu būdu tarybai diskutuoti tuo klausimu, galbūt prieš kitą tarybos posėdį komitetuose ir pačioj tarybai nebūtinai priimti sprendimą, bet tuo klausimu diskutuoti. Ir, merė, jūs praeitą tarybos posėdį sakėt, kad jūs nedemonizuojat verslą, bet čia dar vienas atvejis, kada jūs verslą demonizuojat, tai nors jokios kalbos nebuvo apie tai, kad šitą kalną reiktų perduoti verslui. Tai yra, gali puikiai veikti kaip savivaldybės viešoji įstaiga, tik tai atskirti ir nedangstyti juo Tvico veiklos. Tai čia tokia mano nuomonė. Ačiū už nuomonę, pritariu jūsų pozicijai, kad Tvico veikla labai tobulintina. Ir mes ir vadovo pasikvietėm buvo ne vieną kartą, tiek vicemeras, tiek aš, tiek kultūros skyriaus vadovas dalyvavo ir mes turim tam tikrų lūkesčių iš jo, kad pagerintų darbą. Tai šitoj vietoje jūs esat visiškai teisus, mes esam vienoj pusėje. O tai, kad pridaryti įstaigų po 3-4 darbuotojus ir direktorių priskirti, tai šitam dalykui tikrai aš nepritariu. Čia būtų dar kartą lėšų mėtymas ir švaistymas. Tai dar nori Romas Pačinskas pasisakyti. Gaunasi diskusija jau ir išeina taip, kad ir Gabrielė norėjo, kad direktorius pasisakytų ir jūs nutraukėte. Tai jeigu Gabrielė norėtumėte išgirsti direktorių, dar būtų irgi smagu mum išgirsti. Nuomonė, aplamai apie kalną, apie įvykius, apie viešinimą. Ir reikia diskutuoti. Jeigu yra klausimų, užduoda klausimus, tai prašom diskutuokit. Ar jūs taip nenorit visai jau? Tik baust norit? Gerbiamas Romai, aš galiu pasakyti, tai jūs patys balsavot už tarybos darbotvarkę. Tai jeigu jūs dabar pasibaigus posėdžiui atskirius klausimus vėl organizuojate, aš nematau prasmės čia sėdėti ir kalbėti tai, kas iš viso klausimas neparuoštas ir nesusijęs su darbotvarke šios dienos tarybos posėdžio. Taip, Gabrielė, prašau. Tai tiesiog pritarsiu dar Vytautui, kad tą klausimą galim kelti ar kitų komitetų, ar posėdžių metu ir padiskutuoti ir bus laiko dar apsvarstyti iki kito mėnesio, kuomet galės ir įstaigos vadovas pareikšti savo poziciją, tiesiog nuomonę, kas būtų įdomu išgirsti kaip įstaigos vadovui. Gal jis mato kažkokias irgi kitas formas, tai čia tiesiog diskusijai, niekas sprendimų kažkokių nepriiminėja. Tai tam ir esam visi, kad turim skirtingas nuomonės ir atrandam geriausius sprendimus visi kartu. Audrius Vasiliauskas. Mes per visą nepriklausomybės laikotarpį labai daug matėm faktų, kai buvo gerai dirbančios viešosios įstaigos, visokiais pavadinimais nesakysiu, bet visokių diskusijų, visokių patarimų, visokių įžvalgų dėka jos po truputėlį tapo privačiomis. Ir ne dėl to, kad jos neštų viešąjį interesą, viešąją naudą, kaip sako, žmonių geroviai, tie finansai atsidurdavo privačiose rankose. Tai sakyčiau, galbūt visos šitos diskusijos tikrai vertingos ir gal reikia tobulinti kiekvienos konkrečios įstaigos darbą, bet aš tai siūlyčiau savivaldybėje apskritai 10 metų laikotarpį kažkokią tai paskelbti gaires, kurios įstaigos apskritai nėra minties privatizuoti jų, kad apskritai visos diskusijos virto apie tai, kaip konkrečios įstaigos darbą tobulinti, o ne su pretenzija kokia nors ateičiai
kad pakliūtų į privačias rankas. Tai ačiū labai. Tai kviečiu kavos į vicemerės kabinetą. Ačiū.